Nu ką, sveiki gyvi žvejai, gamtos mylėtojai. Bandau atidaryti sezoną, pirmą žvejybą. Visai gražus oras, nesninga, nieko kol kas. Ir tiesiog pasibūsim gamtoj, pabandysim pagauti upėtakį pirmąjį šių metų. Ir antroje pusėje išsikepsim pavalgyti ir manau gausis visai neblogą iššūkį į gamtą. Taigi važiuojam ir žiūrėsim, kas čia bus. Nu ir ką, pirmas metimas. Dažniausiai po sezono užrūdijusio meškerė, rankos kreivos, tai įmetu į šaką. Tai pirmas metimas tegul būna labai lengvas. Nu ką. Šaltoka, bet žvejot bus įmanoma, manau. Svarbu, kad valos nešaltų ir viskas bus normaliai. Einam, aišku, palei srovę, pralaikom srovėj. Nu ir tikimės, kad gal pasiseks man tokiam nemokšlai kokį žuveliuką pagauti. Nu. O. Svarbu nenukristi. Normalių žvejų norėjau paklausti, kaip aš. Ar įmanom tokius vietos pagauti upėtakį, ar ne? Ar tiesiog čia nėra net. Va, ir palei srovę. O, ir ledo įteli. Ar ta prasme būna, ar ne? Čia aišku, kad nebūna, bet tiesiog. Taip ir įsipėtais. Nu, tai ar būna tokius vietos, ar ne? Manau. Va. Čia labai pavojingai iš tikrųjų vaikščioti tokiom vietom, nes slidu iš tikrųjų. Turi labai gerai žiūrėti, kur dedi koją ir pabandyti nenusijobinti. Kas man sekasi visai neblogai. Šiaip iš tikrųjų nebuvo nusijobinti. Tai visai neblogai. Nežinau, bet pavyko užfiksuoti. Norėjau eiti pasiimti to masalą. Aik tu na. Jeigu pavyko užfiksuoti, tai čia belia koks laisai ne, tai ne, bet kaip visaus subinė į ledą, įlūžau, bet nesušlapau. Va čia tai jo. Ne, fainai, iš tikrųjų tą žiemą ypač žvejot čia. Es lysta, gi toliau. Svarbu, kad gyvas veiks. Šiaip mes jau pastebėjau gyvūną ten labai toli, bet jis čia tikrai nesimatys nieką. Lapė net nežinau, galbūt. Pabandau su dronu pagaudyti. Man patinka gyvūnus erzinti. Jei kas nematėt praeitam video, kur gaudžiu lydekas, čia buvo rudenį jau, tai pavyko pagauti stirnų būrį. Tai čia būtų toks bairis, jeigu paeitų pagauti. Nu, pažiūrim, kaip čia bus. Pavyko pagauti, chebra.
Eik tau kaip Ukrainoje, čia iš tikrųjų baisu, kas vyksta Ukrainoje ir tokie dalykai. A, jūs matot. Leidžiamės. Aš bijau priskristi per arti. Sustingu tiesiog lapė. Čia, lapė? Ar ko iš? Jo, lapė. Eik tu sau. Nu nesitikėjau. Nu lapė irgi nesitikėjau. Lapė apšalus. Atsiprašau gyvūnų teisų visų. Palauda gal biškį šonu pažiūrim. Laputė. Vau. Bet tai nepatinka. Atsiprašau. Prižadu daugiau nebetrukdyti. Ok? Davai. Man atrodo laputė apšišiko. Aš irgi būčiau įdėjęs į kelnes ir viskas. Ramiai išein dabar. Nu nelabai ramiai. Jeigu aš sutriknau psichiką, aš esu labai atsiprašau. Manau vis gerai. Nu kol kas visiškai nieko. Ir dėsiuos woblerį. Jo, žinot, kad aš esu vartiklių mylėtojas, bet manau, kad laikas dėtis woblerį. tą ir padarysim. Dėsimės kažkokį woblerį. Šviesas vanduo. Tai gal dėti kažką iš šitokių, nežinau. Gal... Ne, kažką dėsim gal tokį. Matysim, nu. Kol kas sunkiai. Nu, nors gyvūnų pamatėm, gamtoje pabuvom. Ir tai jau pažiūrėsim. O gal ir pagausim kokį vieną netyčiuką. Iš tikrųjų žiemą mažai tai žvejoju, tai nes nepatinka žvejoti ant ledo. Tai todėl mažai tų žūklių. O prasidės upėtakė, tai jau visas kitos žuvis. Eik tu na bebaras. Ar ūdra, nespėjau pastebėti. Geras. Eik tu na. Nu nors kažkas. Čia į po ledu paplauki. Gal išlys. Jeigu karts nuo karto girdėsit kosulį arba slogą, tai dėl to, kad šiek tiek sirgau ir tokią morę, manau, gydytojas tikrai manęs nepagirtų už tokią žvejybą. Jeigu čia galim pavadinti žvejybą, tai atsiprašau gydytojau, bet kai kas, aš sergu džiova ir, kaip žinot, gamta gydo. Tai jo, į ledą įkabinau. Na, jeigu pasiseks, tai pasiseks. Taip aš nematau šansų, nu, idealus metims. Ir kas iš to tarp ledų gaudau čia. Gal su upėtakis išlys. Šūdas, o išlys.
Tai ką, išėjo va tokia žvejybėlė. Dabar bus antra dalis, kai gaminsiu maistą. Nu, per šalta dar ir ne man, ne tokį upę pasirinkau, bet nieko. Manau, daug turinio, daug gero turinio išėjo. Ir nors tas labai smagu. Pasibuvom gamtoje ir ką, dar pirksiu naują mikrofoną šiemet tikrai, kad būtų geresnis garsas ir žiūrėsim. Sezonas tik prasideda. O dabar laukia pati liūdniausia dalis žvejybos. Reiks pareit namo. Taigi labai ačiū, kas pažiūrėjot ir čia buvo pirmos dalies pabaiga. Ir ką, dabar eisim gaminti. Graži gamta, viskas tik prasideda ir bus tik geriau. Taigi, varom. Nu ką, susiradau tokią vietelę, visai neblogą vietelę, prie pat upės. Manau, puikiai tiks man įsikepti ir žiūrėsim. Tai aišku, dabar jų darbų, reikėtų susirasti šiek tiek medienos, turiu ir pats pasiruošęs. Galvoju, tiek čia šlapia, tiek lijo. Mūsų labai sunku susirasti, nors šiek tiek sausesnė vieta, tai bus matyti. Einam ruoštis peilius. Išbandysim, iš AliExpress norėjau išbandyti tokį pjūkliuką. Ką, turim mėsą, turim kirvį, varom. Nu va, radau kažkokį sausuolį. Nereikalingas, ant čia trukdo praeitai. Pasimsim išano truputį medienos ir noriu išbandyti ant savo gaidosą. Žiūrėm, ar ant čia. Gal kažko ne. Aišku, galėjau tiesiog su ranku man nulaužti, bet taip įdomi. Žinau, biški kimba. Nu, kaip už tokią sumą. Aišku, kaip į daug paprasčiau. Nu ką, eisim kurti, taip aš nesukčiauju, niek čia neturiu. Ne, iš tikrųjų labai šlapia, vasarą atsisikuriu ir be to, bet tingiu čia smulkintis, tai tipo užkursiu tą ugnį, bet iš tikrųjų, kai matot, čia galėčiau pasimti tiesiog degtuką ir būtų daug paprasčiau, bet tipo mes kieti esam, tai esam kieti.
Nu ir ugnis vis tiek priduoda tokį jaukumą. Jauties nebe vienas, ypač naktį, tai ugnelė yra fantastiškas dalykas. Bet iš vis čia būti gamtoj yra kažkas fantastika. Kažkas fantastiško. Oi. Šitie vandenys davė mums pasidžiaugti pernai upėtakiais. Upėtakių sezonas buvo. Tikėkimės, kad šis sezonas bus ne ką blogesnis. Tiesiog, žinokit, yra labai smagu turėti tokį hobį. Kas žvejoja ir kas būna gamtoje, supranta jausmą. Tiesiog jauties, jokių problemų nebėra. Nieko. Aišku, kokios man problemos gali būti, aš irgi nežinau. Bet vau, tiesiog Lietuva, tėvynė, mielesnė už sveikatą. Fantastiškas buvimas gamtoj. Ir ką? Laiks eiti, plaut bulves ir ruošti mėsą. Nežinau, kas gausis chebra, bet kažkas gausis. Geras kvapėlis. Sukviesim čia visus stirninus, visus lapės, viskon. Tik šernus geriau, kad nepristatytų. Nenoriu. Einam plaut bulvių. Oi, čia vandenukų pasitikiu. Manau, gerai bus. Su savo kištų bulių prisidėjau. Čia rimtai kažko gausi pavaišinti. Ne, tu net nebeplausi, užtek šitai pilnai. Kitas darbas, eit susipjaustyti mėsą. Pjaustysim tiesiai petelniai. Nu ką, sudėtinga misija laukia dabar. Traukiam mėsą. Kaip man tokį gabalą dabar, chebra. Net neįsivaizduoju. Ypač kadangi esu mėsininkas puikus. Gal pjaut taip. Nieks taip nepjausta jaučiu, bet aš galvoju taip pavyks padalinti į 2 gabalus. Bet ar neparplons bus dabar? Vis tiek nesuvalgysiu aš tiek. Gal visai neblogai. Reikia eiti biškį išmušti. Nu, kas mėgstat valgyti higieniškai, atsiprašau. Taip pas manęs nebūna. Turim aišku druskytis visko. Eik, tai gerai bus. Kaip pirmam kartui tikrai bus gerai. Nesukepi šitoj petelniai, tai pamatysim. Nusivalom kirvį ir einam žiūrėti, kaip mūsų ugnelė besilaiko. Nu ką, pirmasis ingredientas – sviestukas. Ui. Įdėjom sviestuką. Nežinau, manau, pirmą kepsim kepsnius, nes jau noriu valgyti. Iš tų bulvių aš kaiktų. Bulvės bus ant galo pasiskaninimai.
Kepa. Ai, galvoju, to pačiu ir bulvės sudėsiu, ką man čia vienai porcijai bus pilna ištaks. Ką noriu jėsti. Net nežinau, girdo čia kažkas. Biškai per dėlį ugnis gal. Ai, pochui. Aišku, svarbu neužmiršti ir apversti, na. Jepa mano brolis. Ui, Ant pirnos ugnelės čia mes varom. Aš žinau, kad reikėtų kitai, bet čia ne tam esmė ir. Esmė jį noriu valgyti aš. Blet, gal biškai jau ir. Dedam į tą pusę gal geriau. Va troškinas, biškai įsisiauti ugnelę. Tai dabar tiesiog. Ir čia pilnai yra kaitus tą kepą, taip lėtai, žinot. Taip turi būti. Sakykim, kad taip turi būti. Ui, skonis. Jau dabar atrodo skaniai. Na, to ugnėlių čia išvis pablūda. Nu ką, dar vieną reisą paliekam ruoštis. O ką mes? Sėdamės kaip ponai ant 5 žvaigždučių viešbučiaus prie puikaus peizažo ir ką, einam valgyti, reiks įvertinimą. Neatrodo, gal neatrodo taip gerai, bet aš tikiuosi, kad bus daug skaniau negu atrodo. Bandom.